Labas, mano vardas Edgaras, esu laisvai samdomas projektų vadovas ir šiandien pradedu įrašinėti 4 dalių mokymus, kurių tikslas bus su jumis pasidalinti savo turimą patirtim, kurią sukaupiau per paskutinius 10 metų valdydamas skirtingus projektus. Tai pirmoji mokymų dalis bus apie produktų kūrimą su Unreal Engine 5. Unreal Engine 5 yra viena pagrindinių platformų skirtų tiek žaidimams, tiek įvairioms vizualizacijoms kurti. Produktai sukurti su Unreal Engine gali turėti itin tikrovišką grafiką, kas mums kaip kūrėjams suteikia labai daug lankstumo, nes galime kurti tiek įvairias reklamas, filmus, žaidimus ir daugybę kitokių skaitmeninių produktų. Pagrindinis šio video tikslas bus parodyti realią darbų eigą su Unreal Engine ir pakviesti visus norinčius šitą programą išmokti, prisijungti prie bendruomenės, kurioje padėsime vienas kitam tiek kurti produktus, tiek juos parduoti, tiek juos pateikti, pristatyti ir žinoma surasti pirkėjus ar kitaip, sakykime, auditoriją tiems produktams. Taigi pradėsime nuo pat pradžių. Tai ką jums reikėtų padaryti, norint atsisiųsti Unreal Engine. Tai reikėtų pradžioje atsisiųsti Epic Games programėlę. Tai galite padaryti naršyklėje parašę Epic Games. Man asmeniškai pirmas puslapis. Ir tada paspausti mygtuką dešinėje viršuje. Ir programai atsisiuntus, ją tiesiog atidarykite. Man žinoma, jinai neįsirašys, nes jau aš turėjau įsirašęs, bet viskas turėtų būti ganėtinai paprasta. Tiesiog next. Tai programą įsirašus, greičiausiai atsirasti šitame pagrindinėme programos lange. Tai čia dar nėra Unreal Engine. Kad atsisiųsti Unreal Engine reikėtų nueiti atskirai į tam skirtą skirtuką. Ir tada, čia pas mane yra, aš jau jį galiu paleisti, bet jeigu jūs norėtumėte jį atsisiųsti, tai vietoj launch jums greičiausiai bus parašyta install, įsirašysite kažkurią tai versiją ir kai ją atsiųs, taip pat galėsite ją pasileisti. Aš asmeniškai naudoju 5.4 versiją, nes mūsų didžioji dalis projektų yra pradėti su šita versija ir kartais, kai reikia tos projektus atnaujinti, naujesnę versiją, atsiranda visokių problemų, tai kol kas nėra nieko tokio labai didelio, dėl ko reikėtų atsinaujinti. Tai aš naudosiu 5.4.1 versiją, bet jūs galite naudoti bet kurią. Nebent šitas video bus kokių 2 metų senumo, tada gali būti, kad jau viskas atrodys šiek tiek kitaip. Kad paleisti Unreal Engine, paspaudžiame dešinėje viršuje esantį mygtuką, tada atsidarys editoriaus langas ir atsidarius editoriaus langui mums išmeta kitą langą, kuriame mes turėtume susikurti savo projektą. Tai iškart mes turim keletą skirtingų projektų pavyzdžių. Tai galima pasirinkti, ar kuriame žaidimą, ar kuriame filmus, ar kažkokius tai video, ar kuriame kažkokias tai architektūras, ar kuriame kažkokį tai mašinos dizainą, ar kuriame kažkokią tai simulaciją. Asmeniškai aš pats daugiausiai susidūręs su žaidimais, nes šiuo metu kuriame indie žaidimų studiją. Tai būtent šiam video aš naudosiu trečio asmens šabloną, kuris yra žaidimų skiltyje. Pavadinkime projektą mokymų projektas. Mes žinoma dirbsime su Blueprints, nes koduoti su C++ per daugiausiai nemokame. Mūsų platforma yra desktop, pasirenkame aukščiausią kokybę. Galime uždėti varnelę Starter Content, tai mums duos keletą papildomų funkcionalumų ir galime įjungti arba išjungti Ray Tracing. Šiuo atveju aš išjungsiu, nes mes su juo nieko daug nedarysime. Tada pasirenkame vietą, kur kurti projektą. Šiuo atveju gal paliksiu čia ir spaudžiame mėlyną Create. Projektas pradeda krautis ir projektui užsikrovus turime trečio asmens žemėlapį, kuris buvo sukurtas automatiškai. Jeigu paspaustume play mygtuką, kuris yra viršuje, mes iš karto galime pradėti vaikščioti su veikėju, galime stumdyti šitus mėlynus kubus, parodoma kaip veikia fizika. Tai realiai tai yra gerai, kad nereikia pačiam visko kurti nuo nulio, galima pasirinkti vieną iš šablonų pavyzdžių ir taip jau turėti kažkokią tai pradžią jūsų norimam projektui. Tai kad suprasti, kaip Unreal Engine iš tikrųjų veikia, paprašysiu jūsų apsidairyti ir atkreipti dėmesį į daiktus esančius aplinkui. Tai kiekvienas daiktas esantis aplinkui, jisai būtų vadinamas actor, pavyzdžiui, šita dėžutė, ar ne? Tai jeigu tai parodyti ekrane, aš galiu ištempti šitą actor ir tai yra kažkoks objektas, kaip sakykime šitą dėžutę. Tik šitą dėžutę turi tai, ką mes vadiname static mesh. Tai yra 3D modelis, kuris ir duoda šitą 3D vaizdą mūsų dėžutės, ar ne? Tai jeigu mes, sakykime, norėtume, kad čia būtų ne tik tais tuščias actor, bet iš tikrųjų būtų kažkoks tai objektas, mes turime čia detalių langą, kuriame galime pridėti kažkokį tai komponentą ir šiuo atveju, norint gauti kažkokį tai vaizdą, mes turėtume pridėti static mesh, kas mums pridėjo grindis, ar ne? Arba galime pridėti skeletal mesh. Esminis skirtumas tarp šito
static mesh ir skeletal mesh yra tas, kad static mesh, pagal pavadinimą jis yra statinis, jisai niekom nesikeičia, nejuda ir jis yra tiesiog 3D modelis, o skeletal mesh jis gali turėti animacijas, visai judėti ir turėti šiek tiek įdomesnį funkcionalumą, negu turi static mesh. Tai gal skeletal mesh šiam kartu ištrinsiu, turim tiesiog paprastą static mesh ir dabar kaip ir bet kokioje 3D modeliavimo programoje mes turime va šitą gizmo įrankį. Norint pakeisti šito objekto vietą, tą vadinamą transform, galime naudoti šitą gizmo įrankį ir jį stumdyti į 3 skirtingas pusės. Tik tais labai svarbu, kad būtume pasirinkę visą aktorių, o ne tik šitą static mesh, nes tokiu atveju, jeigu mes pasirinkam tik static mesh, tai mes keičiam tik tais šito static mesh vietą, o ne šito viso aktoriaus, kurį mes ką tik įkėlėm. Tai jeigu, sakykime, aš pasirinkčiau aktorių, jisai dabar gaunasi visai kitoje vietoje, negu jisai turėtų būti. Tai Ctrl Z, kad sugrįžtume į pradinę padėtį ir tada pasirinkime visą aktorių ir va dabar galime jau judinti taip, kad tas gizmo įrankis veiktų taip, kaip priklauso. Šitą gizmo įrankį galima pakeisti, tai paspaudę Q raidę mes galime tiesiog pasirinkti tam tikrus objektus, taip pat galime pasukti pasirinkę Rotate Objects. Tai tada šitas gizmo įrankis pasikeičia iš tokio į tokį, galime taip pat paspausti R raidę ir galime sukinėti. Taip pat paspaudę R raidę arba pasirinkę šitą galime objektą didinti arba mažinti. Tai jeigu pasirinkame per vidurį šitą, tai jisai didėja visas, tas yra vadinamas Uniform Scale, arba galime naudoti vieną iš tų 3 dimensijų ir didinti, mažinti objektą tik tais per tam tikrą dimensiją. Taigi šiek tiek pakeičiau kameros vietą, nes noriu parodyti, kad čia po dešinę, kur prieš tai buvo kamera, turime dar krūvą visokių nustatymų. Tai tokius nustatymus kaip objekto vieta, tas vadinamas rotation ar tas jo dydis, jį galima keisti ir čia, keisdami šitus skaičius. Norint ištrinti objektą, tiesiog jį pasirenkame ir spaudžiame delete. Tai šitame žemėlapyje galime mes pasirinkti bet kokį objektą. Pavyzdžiui, šitas yra padalintas iš 4. Norint pasirinkti kelis objektus vienu metu, reikėtų laikyti Shift ir tada galima juos visus spaudinėti ir tada galima juos keisti visus vienu metu. Lygiai tokiu pačiu principu aš galiu paspausti E raidę ir galiu viską sukti kartu į bet kurią kryptį. Arba galiu paspausti R raidę ir galiu keisti dydį. Arba galiu paspausti Q raidę ir tiesiog neturėti jokio gizmo įrankio ir šitaip galėti pasirinkti tik tais tam tikrus objektus. Tai dabar šiek tiek apie pačius blueprints. Tai Unreal Engine 5 blueprints leidžia kurti funkcionalumą be įprasto teksto programavimo, tiesiog jungiant vizualius mazgus, kuriuos vadinsime nodes. Unreal Engine turi keletą skirtingų blueprints tipų, o kiekvienas blueprint tipas turi savo atskirą paskirtį, valdant skirtingus žaidimo aspektus. Tai pirmasis ir pats pagrindinis blueprintas būtų Game Instance. Tai Game Instance blueprintas saugo duomenis tarp skirtingų žaidimo lygių, arba kitaip sakant, tai yra vienintelis blueprintas, kuris išlieka tas pats visame žaidime, nesvarbu, kokiame lygyje žaidėjas yra, nes įprastai, kai pasikeičia lygis, pasikeičia žemėlapis, visa informacija būna perrašoma. Tai va tas Game Instance blueprintas yra naudojamas, kai norime tam tikrą informaciją perkelti iš vieno lygio į kitą. Tada antras pagrindinis blueprintas būtų Game Mode. Tai Game Mode blueprintas nustato žaidimo taisyklės ir mechanikas. Tada trečiasis blueprintas būtų Game State. Ir ką daro Game State? Tai Game State seka bendrą žaidimo būklę. Tada ketvirtasis blueprintas būtų Player State, kuris yra atsakingas už žaidėjo būklės sekimą. Penktasis blueprintas būtų Player Controller, kuris yra atsakingas už žaidėjo veiksmų valdymą. Tada šeštasis blueprintas būtų Pawn. Tai Pawn yra blueprintas, kurį žaidėjas gali valdyti. Naudodami Player Pawn blueprintą galima sukurti funkcionalumą, kuris paspaudus W raidę padarys taip, kad žaidėjo veikėjas eitų pirmin. Septintasis pagrindinis blueprintas būtų Level Blueprint. Ir Level Blueprint yra atsakingas už specifinius lygio įvykius. Na ir aštuntasis blueprintas būtų Actor Blueprint, kuris apibrėžia interaktyvius objektus žaidime. Naudojant Actor Blueprint galime sukurti interaktyvų objektą, pavyzdžiui, statinę, kuri reaguoja į žaidėjo iššautą kulką. Suprantu, kad pirmam kartui turbūt informacijos daug, bet čia yra tik pats pagrindas, kurį labai svarbu žinoti, nes kuriant funkcionalumą, jeigu tą funkcionalumą sukursime netinkame blueprinte, tai dalykai pradžiai kaip ir veiks, bet kuo daugiau projektą kursime, susidursime su skirtingomis problemomis, kurių galime išvengti tiesiog žinodami, kuriuose blueprintuose funkcionalumą turėtume kurti. Tai pavyzdžiui, ką darau aš, kai tiksliai nežinau, kuriame blueprinte turėčiau kurti funkcionalumą, tai aš turiu keletą skirtingų klausimų, kuriuos savo užduodu ir kurie man padeda rasti tą reikiamą atsakymą. Tai pirmas klausimas būtų, ar šitas mano norimas funkcionalumas turėtų išsaugoti duomenis, kurie išliktų pereinant tarp skirtingų lygių. Jeigu atsakymas taip,
man funkcionalumą reikėtų kurti Game Instance blueprinte. Jeigu atsakymas neigiamas, tada turiu kitą klausimą, kuris skamba, ar šis funkcionalumas apibrėžia žaidimo taisyklės, tikslus ar režimus, kurie galioja viso žaidimo metu. Jeigu atsakymas taip, tada man funkcionalumą reikėtų kurti Game Mode blueprinte. Jeigu atsakymas ne, tada keliaujam prie kito klausimo. Kitas klausimas skamba taip. Ar šis funkcionalumas turi saugoti duomenis susijusias tik tais su tam tikru konkrečiu žaidėju? Jeigu atsakymas taip, funkcionalumą turėčiau kurti Player State blueprinte. Jeigu atsakymas ne, tada keliaujam prie kito klausimo, kuris skamba šitaip. Ar šis funkcionalumas apdoroja žaidėjo įvestis ir šitaip valdo žaidėjo elgesį? Jeigu atsakymas taip, tada man funkcionalumą reikėtų kurti Player Controller blueprinte. Jeigu atsakymas ne, tada keliaujam prie kito klausimo, kuris skamba šitaip. Ar šis funkcionalumas apibrėžia objektą, kuris yra ar bus tiesiogiai valdomas žaidėjo? Jeigu atsakymas taip, reiškia, šitas funkcionalumas turi būti kuriamas Pawn blueprinte. Jeigu atsakymas ne, tai keliaujam vėl prie kito klausimo, kuris skamba taip. Ar šis funkcionalumas yra skirtas tik tais konkrečiam lygiui? Jeigu atsakymas taip, tada funkcionalumą reiktų kurti būtent to lygio blueprintą, kitaip sakant, level blueprint. Jeigu atsakymas ne, vėlgi keliaujam prie kito klausimo, kuris skamba šitaip. Ar šis funkcionalumas priklauso interaktyviam objektui, kuris tiesiog bus naudojamas skirtingose keliose vietose? Jeigu atsakymas taip, tai mes turime patį paprasčiausią Actor Blueprint, o jeigu atsakymas ne, tai nelabai turbūt gali būti atsakymas ne, nes jau visus klausimus uždavėm ir kažkuris iš atsakymų mums tikrai turėjo parodyti, kurį blueprintą mes turėtume naudoti. O dabar mes atliksime praktinę užduotį, kurios tikslas bus sukurti paprastą lygį, kuris apims kelis esminius komponentus. Tai aplinkos sukūrimas, apšvietimas, tam tikrų objektų sukūrimas ir pridėjimas ir tų objektų kažkokia tai animacija. Šiai užduočiai atlikti naudosime keletą skirtingų įrankių. Tai vienas iš jų bus Mesh.ai. Mesh.ai įrankis mums leidžia kurti 3D modelius iš teksto. Tai kaip, sakykime, yra ChatGPT, gali kažką parašyti, gauti atsakymą, tai čia gali parašyti ir gauti 3D modelį. Labai super tiem, kas moka naudotis tokiam programom kaip Blender, Maya ir panašiai, nes jiems tada nereikia kurti viso modelio nuo nulio, jie gali susikurti modelį per Mesh'į, jį pasimti, pasiredaguoti, pakeisti kaip nori, susigeneruoti tekstūras per tą patį Mesh'į, tas tekstūras pasikoreguoti. Žodžiu, tiem, kas moka naudotis Blenderiu, superinė programa, galima labai paspartinti visus darbų procesus. Tada animacijoms kurti naudosime Cascadeur, tai yra programa skirta būtent animacijų kūrimui, irgi paremta dirbtiniu intelektu. Tai, negalima ten parašyti teksto, kad iškart sukurtų animaciją, viskas veikia šiek tiek kitaip, bet prie to toj mes ir prieisime. Tada naudosime ElevenLabs. Tai ElevenLabs mums leidžia sukurti voiceoverius, galima parašyti tekstą, pasirinkti balsą arba įkelti savo kažkokį tai balsą ir tada iš to teksto jis padaro kažkokius garsus, iš kurių galima kurti kažkokius tai dialogus ir panašiai. Taip pat parodysiu įrankį muzikos kūrimui. Su šitu įrankiu galima būtų susikurti kažkokią tai muziką atskiriam lygiam. Na ir itin suinteresuotėm žaidimų kūrimu, kurie labai nori viską turėti struktūriškai. Parodysiu papildomą įrankį, kuris yra nelabai susijęs su Unreal Engine, bet kuris gali padėti dalykus planuotis, kad tiksliai visada žinotumėt, kurioje vietoje esate savo projekte ir kad kažkas tai nepasimirštų. Taigi, pradėkime. Tai pirmas mūsų žingsnis, ką mes turėtume padaryti, tai susikurti naują projektą ir pasirinkti vieną iš starter templates, iš tų vadinamų šablonų. Tai kadangi aš šį projektą esu sukūręs ir pasirinkau trečio asmens šabloną, šitą žingsnį praleisiu. Tada sekanti užduoties dalis bus susikurti atskirą lygį, atsisiųsti tam tikrų tekstūrų, kad tą lygį nuspalvinti ir atsisiųsti kažkokių tai tam tikrų objektų, kad tą lygį šiek tiek užpildyti. Tai kaip mes susikūrėme lygį, tai einame File, spaudžiame New Level, tada čia mes galime pasirinkti. Tai gali būti Open World lygis, tai gali būti tuščias Open World lygis, gali būti Basic lygis arba tuščias Basic lygis. Tai esminis skirtumas tarp, sakykime, šitų lygių, tai tarp Open World ir Basic, tai yra tas, kad Open World yra labai didelis ir jis yra sukurtas taip, kad judant žaidėjui per tą lygį, jisai užsikrauna dalimis. Tai kad nereiktų visko užkrauti iš karto. Yra tai, ką mes vadinam World Partition, gal labai stipriai į tai nesigilinsim, bet kaip veikia World Partition, kai žaidėjas juda per lygį, objektai tame lygyje užsikrauna tam tikrų atstumų aplink žaidėją. Lyginant su, sakykime, to Basic lygiu, tai Basic lygyje visi objektai ir, sakykime, visas lygis būna užkrautas vienu metu. Tai kažkokiam tai Open World tipo žaidimam būtų galima naudoti
open world lygį, bet sakykime, jeigu kažkur žmogus įeina į kažkokį tai pastatą, ar tai įeina į kažkokį tai požemį, ar tai dar kažkur, tada būtų galima naudoti tą basic lygį. Tai kad šiek tiek iliustruoti, ką aš čia šneku, tai aš atidarysiu open world lygį. Tai jis yra tokio dydžio, tai kad suprasti, kokio jis dydžio iš tikrųjų yra, paspauskime play mygtuką ir aš atsiradau per vidurį. Ir dabar aš galiu keliauti čia visur aplinkui. Jis yra tikrai ganėtinai didelis. Taip pat galiu paspausti antrą pelės mygtuką kažkokiai vietai, spausti play from here, tada atsirasiu tenais. Tai jeigu atkreipė dėmesį, dabartinis mūsų lygis nelabai turi kažkokių tekstūrų, yra tiesiog kvadratėliai. Ir tie kvadratėliai yra veikėjo dydžio. Tai norint dabar šiek tiek pridėti spalvų, ką galim padaryti, šitame Unreal Engine turime integruotą įrankį, kuris vadinasi Quixel Bridge. Jį atsidarius, čia galima parsisiųsti įvairių dalykėlių, tai gali būti arba kažkokie tai 3D, tie vadinami modeliai, arba gali būti kažkokie tai augalai, tas vadinamas foliage, bet mes, kas mums dabar įdomiausia ir svarbiausia, tai yra surfaces, tai yra paviršiaus tekstūros ir jų čia yra daug visokių skirtingų. Aišku, man čia dabar viskas stringa, nes ir įrašinėjau, ir šitą naudoju, ir labai visko daug vienu metu darau, dar ir premjerą turiu atsineręs, kurį video editinu. Taip, tai dabar, sakykim, mes šitame lygyje norėtume, kad mūsų šitas vidurys būtų žalia, ar ne? O šičia, kad būtų, sakykim, akmenys, tai galime paieškoje įvesti grass. Ir čia galime atsisiųsti kažkokią tai žalės tekstūrą. Tarkim, pasisimkim šitą. Mossy Forest Floor, tada pasirinkime medium kokybę, teks prisijungti prie savo Epic Games paskyros, aš tai padarysiu per Google. Taip, prisijungime ir dabar galiu spausti download, toj tekstūrą man parsiūs, tada spaudžiame šitą mėlyną pliusą add ir dabar, kad surasti šitą mūsų atsisiųstą tekstūrą ir apskritai, sakykime, naviguoti po visus projekte esančius failus, tai yra keletas būdų. Tai galima spausti Ctrl ir Space'ą, kas mums atidaro tą vadinamą Content Drawer. Ir šitam Content Drawer mes galime laikinai keliauti per skirtingus aplankus. Ir šitas liks atidarytas tol, kol mes paspausime kažkur, sakykime, čia ir jisai tada pasislėpia. Jeigu nenorim, kad jisai pasislėptų, galime paspausti Dock in Layout. Ir tada jisai atsiranda šičia. Pagrindinis aplankas yra vadinamas All ir jame yra du skirtingi aplankai, tai yra Content, tai yra tas aplankas, kur yra visi mūsų failai susiję su žaidimu, ir tada yra Engine aplankas, kurio mes nelabai naudojam ir nelabai mes įlendam, nes čia yra būtent šito variklio visi failai ir jie mums kaip ir nefiguruoja ir atskirai. Keliaujam į Content, tada čia turim Characters, Level, Prototyping, Megascans ir etc. Tai dabar mes keliaujam į Megascans, nes tai yra aplankas, kuriame įsisaugo visi assetai iš Quixel Bridge. Tai šiuo atveju mes turim tik surfaces, turim šitą material. Tai yra keletas būdų, kaip mes galėtume pakeisti šitą material. Tai turbūt pats paprasčiausias būtų pasirinkti visą landscape šitam outliner. Tai outliner yra visų mūsų objektų šitam lygyje sąrašas. Tai turim apšvietimą, turim HLODs. HLODs tai yra objektų kopijos, kurios yra rodomos, kai jos yra labai toli, tai yra žemos rezoliucijos kopijos. Galbūt labai nesigilinkim, šito kol kas mums nereikia. Mes keliaujam būtent į landscape, pasirenkam landscape ir čia, kur yra details, mes turime landscape material pasirinkimą. Čia yra procedural grid, kuris yra nespalvotas. Jeigu aš dabar paimčiau šitą tekstūrą ir ją tiesiog čia užtemčiau, visas šitas pasikeis į būtent šitos žolės spalvą. Iš toli, žinoma, jinai nelabai matosi, bet jeigu prisiartinus arčiau, tada galim net pamatyti šitą tekstūrą, atsikartojimą iš tos tekstūros, nes jinai dabar yra priskirta ant to vieno langelio ir jeigu mes atsirandam lygyje, jinai tokia labai atsikartojanti atrodo. Tai kad šitą pakeisti, ką mes galim padaryti, galim atsidaryti šitą tekstūrą ir šitoje tekstūroje susirasti Tiling Offset ir čia pakeisti į 0,1. Taip, ir šitą lygiai taip pat 0,1. Ir dabar šitą tekstūrą bus išdidinta. Išsaugom.
dabar jinai gaunasi didesnė, aišku, iš toli jinai vis tiek matosi, kad jinai kartojasi ir žinoma, galima būtų daug koduoti, kad tą tekstūrą pakeisti taip, kad jinai visiškai neatsikartotų, bet tai galbūt ne šitai pamokai, tai jeigu paspausiu play, dabar jau iš karto matosi, kad šiek tiek kitaip, ar ne, jau atrodo šiek tiek realistiškiau, nebesimato to tokio atsikartojimo ir atrodo, kad iš tikrųjų mes vaikštame ant žolės. Tik tai vienintelė problemytė dabar, jeigu mes norėtume, kad mūsų kalnai nebūtų žali, o būtų kažkokie kitokie, tai vėlgi grįžtume į bridge ir parašytume, sakykim, rock arba mountain. Taip, ir va čia, sakykim, yra rocky ground. Galim atsisiųsti šitą, arba gal dar geriau tundra mossy rock atsisiųskim. Spaudžiam download ir tada spaudžiam mėlyną pliusą ir vėl mums tada prideda į mūsų Megascan surfaces tundra mossy rock. Dabar problemytė, kad mes negalim, kaip ir galim, bet jeigu aš užtempsiu čia šitą material, tai pasikeis viskas kartu, ar ne? Pasirenkam landscape ir čia užtempus, tada viskas taps akmuo ir vėlgi reikėtų atsidaryti šitą tekstūrą ir pakeisti tiling į 0,1. Taip, ir tada mes turim akmeninę tekstūrą. Tai, sakykime, paprasčiausias būdas, kuris nereikalautų kodavimo, nes galima būtų sukoduoti, kad pagal aukštį tekstūra būtų nupiešta, bet šiam kartui galbūt padarykim šiek tiek paprasčiau. Tai mes tiesiog nupiešime viską ranka. Tam, kad pradėti piešti ranka, pasirenkam landscape įrankį ir tada keliaujam į paint skiltį ir čia, kad galėtume pradėti piešti, nes dabar dar kol kas neleis, turėsime susikurti savo atskirą tekstūrą, kuri turi būtent šitus du skirtingus layerius, tiek žolės, tiek akmens. Tai kaip tai padaryti, tai pradžiai gal tiesiog panaikinkim tą uždėtą tekstūrą. Taip, jinai nusiema, mes vėl turim nieką, vėl turim procedural grid tekstūrą. Ir dabar keliaukim mes tada į content, sukurkime atskirą aplanką pavadinimu materials, susikurkime naują material, antras pelės mygtukas, material ir pavadinkime M, apačioje brūkšnys, material ir landscape. Tai jeigu dabar pabandytume šitą tekstūrą uždėti iškart čia, mes gaunam va tokį mėlyną tamsų vaizdą ir viskas yra todėl, kad šita mūsų sukurta tekstūra, mes vadinama material, jinai neturi nei žolės, nei akmens, nei apskritai jokių tekstūrų. Ir kai material neturi jokių tekstūrų, jinai duoda tokį juodą atspalvį. Tai kad tas tekstūras pridėti, atsidarykime material ir būtinai pasirinkime, kad vietoj šito mes naudosime material attributes. Tai material attributes mums leis turėti dvi skirtingas tekstūras viename material, nes jeigu naudotume šitą, jisai turi vietos tik tais vienai tekstūrai. Tai pasirinkam material attributes, tada nuo šito material attributes tempiam ir pridedam landscape layer blend jungtį. Tai va šita jungtis mums leis sudėti tas dvi skirtingas tekstūras. Tai dabar jeigu keliausim čia po kairę, pasirinkę būtent šitą landscape layer blend, galim pridėti norimą kiekį tekstūrų, kurias naudosime savo šitam landscape. Tai mes naudosime dvi. Pavadinkime grass ir antrą pavadinkime rock. Tada kiekvienam šitam layeriui mums bus reikalinga jungtis, į kurią mes sujungsime visas tekstūros dalis. Tai kad tokį jungtį gauti, tempiame nuo čia ir rašom make material attributes. Ir va tada mes čia turim visus tos atributus, kuriuos reikėtų sujungti. Tai mums reikia šito ir mūsų akmens layeriui. Tai copy paste ir įjungiam. Ir tada mums reikėtų atsinešti visas tekstūras, kurias mes atsisiuntėm. Galim arba keliauti atgal, arba spausti Ctrl ir Space. Atsidaro mūsų pagrindinis content drawer, keliaujam Megascan, Surfaces, Mossy Forest ir turime šitas tris tekstūras. Apačioje parašyta texture, nes čia yra material, šitą paliekam, turim šitas tris tekstūras, pasirenkam jas ir tiesiog įsitempiam. Dabar labai svarbu. Tekstūros įprastai yra sudarytos iš 3 skirtingų dalių. Tai viena yra tas vadinamas base color, kurį pajungiame į base color. Tada sekantis yra normals,
tai normals vėlgi RGB pajungiam į normal. Ir paskutinė tekstūra, jinai yra atsakinga už roughness ir ambient occlusion. Tai raudoną mes jungiam į ambient occlusion ir žalią mes jungiam į roughness. Ta patį padarom su akmens tekstūram. Siemam visas tris. Vėlgi yra mūsų base color, yra mūsų normal. Ir yra mūsų raudonas į ambient occlusion ir žalias į roughness. Tai dar vienas dalykėlis, ką reikėtų padaryti, nes turėsime tą problemą, kad tekstūros bus per mažos. Tai reikėtų pridėti jungti, kuri vadinasi texture coordinates. Coordinate. Ir tada šitą įjungti į kiekvieną iš UVs. Ir ką mums tai leis padaryti, šitas texture coordinate turi keletą parametrų, kurie mums leidžia valdyti tą vadinamą tiling. Tai čia turim U-tiling ir V-tiling, tai 0,1, 0,1. Ir dabar jeigu mes grįšime į landscape mode, mes matom, kad pas mus atsirado šitas dvi tekstūros, tik tais jos neturi jokios layer informacijos. Čia yra parašyta, layer has no layer info assigned. Tai kad šitą problemą įspręsti, galim paspausti pliusiuką šičia ir weight blend layer normal pasirenkam, spaudžiam save. Ir tada mums pridės žolės layerio informaciją. Tada taip pat mums reikėtų padaryti tą patį su rock. Ir spausti save. Ir dabar mūsų visas šitas yra žolė, ar ne? Tai dabar, norint šitą vidurį palikti žaliu, o šonus padaryti iš akmens, galime pasirinkti akmens šitą layerį, pasirinkti stiprumą įrankio mūsų, dydį ir tą vadinamą fall off, kaip šonuose, sakykime, gražiai nuvažiuoja ta tekstūra, kad nebūtų toks grynas pjūvis toksai. Tai tarkim paliksiu šitą per pusę. Dabar jeigu noriu nudažyti akmeniu, paspaudžiu pirmą pelės mygtuką, žinoma, pastriks, nes labai daug vienu metu piešim ir dabar matom, mūsų vidurys yra iš akmens. Jeigu aš dabar, sakykime, atsirasiu čia, taip aš vaikšto akmenį ir jeigu pribėgsiu prie krašto, pamatysim, kaip gražiai ta tekstūra jinai pereina. Ir tas 0,5, kur buvau nusistatęs, jisai ir padaro šitą, kad keliaujam, matosi ir šiek tiek žolės, ir šiek tiek akmens, ir kol pereina iš viso pilnai į žolę. Žinoma, mes norim, kad mums čia būtų akmuo, o čia būtų žalia, pasirinkti akmens šitą layerį, pasididinti tą vadinamą brush, 18 000 padarykim. Ir tada ranka tiesiog viską nusispalvinti. Čia yra paprasčiausias būdas. Pasirenkam selection mode, spaudžiam play. Ir tada va čia pribėgus, ten kur nupiešėm, ta tekstūra pasikeičia. Tai šitų principų galima pridėti tų tekstūrų ir daugiau. Tiesiog nueitume į landscape layer blend ir pridėtume dar vieną papildomą kažkokią tai tekstūrą. Pavyzdžiui, galėtų būti sand, smėlis. Ir tada čia pridėję dar vieną tekstūrą, ją matytume nuėję landscape mode prie visų mūsų layerių. Taip, tai sekantis dalykas, tai parodysiu, kaip pridėti šviesas. Tai kadangi mes pasirinkome open world lygį, kuris jau buvo apšviestas, visos šviesos buvo sudėtos, bet jeigu pasirinktume tuščią lygį, kuris visiškai neturi šviesų, tai aš dabar tiesiog paimsiu, ištrinsiu visas šitas šviesas. Kad tai galėčiau padaryti, reikia nueiti į selection mode, tada viską pasirenkam, paspaudžiam delete. Taip, ir dabar mūsų lygis yra be šviesų ir mūsų nieko nesimato. Tai tam, kad tas šviesas pridėti, keliaujam į window ir pasirenkam environmental light mixer. Mums atidaro tokį langą ir tada čia tiesiog spaudinėjam create skylight, create atmospheric light, create sky atmosphere, create volumetric cloud ir create height fog. Ir mums viską tada sudėjo automatiškai. Taip, tada pasirenkam viską, kas yra susijęs su šviesa. Ir apsitvarkykim, pridėkim nuo aplanką, pavadinkim lightning. Taip, ir turim tą patį, ką turėjom pradžiai. Ir ką padarysime dabar, tai atsisiųsime keletą objektų iš Quixel Bridge. Taip, ir atkeliavę į Quixel Bridge, praėjo porą dienų po paskutinio įrašinėjimo, aš matau, kad viskas yra labai stipriai sugadinta, viskas yra perkelta į Fab ir tas Fab jisai man normaliai neveikia, tai mes čia turėsim reikalų. Pasidomėjus Reddit'e, kaip šitą reikalą visą sutvarkyti, aš matau, kad čia labai daug kas turi šitų problemų, tai
bye Quixel, mes tavęs dabar nebenaudosim, kol tu nesusitvarkysi. Ir tada mes keliaukim į Meshi.ai ir tenais pabandysime susikurti keletą kažkokių assetų, kad bent kažkiek galėtume tą savo levelį, kurį sukūrėme, apstatyti. Mes tada paieškokim gal iš kažką iš community pradžiai, būtų kad house. Taip, ir čia turim visokių namukų, kurios galėtume atsisiųsti. Na, tarkim, aš pasirinksiu šitą, paspaudžiu bent download, pasirinksiu GLB, nes šiek tiek lengviau susimportuoja. Keliaukim atgal į Unreal'ą, content ir čia sukursiu naują aplanką, bus meshis. Ir tada čia aš atsinešiu savo šitą modelį ir spaudžiam import. Taip, modelis įsikelia, dabar jį ištempus čia. Dabar, kad atgaudyt jo dydį, galim atsirasti, jis yra tikrai per mažas. Kitas būdas, kaip galime sužinoti mastelį žemėlapyje. Tai šitas mūsų kubas yra metras ant metro į visas pusės. Tai jeigu aš paimsiu jo aukštį ir padarysiu ne vieną, o 2, tada šitas kubas yra 2 metrai, kas yra maždaug, kaip čia, vienas maksimalių žmogaus ūgių, ar ne? Tai tam, kad galėtume šitą efektyviai padidinti, gal dar pradžiai pakeisiu gizmo įrankio vietą, nes jisai man yra šiek tiek aukštai, aš jį nusikelsiu, spėju, kad turbūt čia, ir dabar mes jau jį galim judinti be, jo, jis dabar jau į žemę mums nesulenda. Taip, ir kai didinsimės, jis irgi didėja, kaip jam priklauso, tai dabar, norint, kad duris būtų tokio aukščio, kokio jis turi būti, tai maždaug, manau, turėtų atrodyti gal net šiek tiek didesnis. Šitaip, ar ne? Patraukim šoną, pabandykim atsirasti gal šiek tiek, įleisti žemę dar, kažkaip gal taip. Na ir dabar mes matom, kad turim collision problemą. Šitas modelis, jisai tiesiog greičiausiai turi itin paprastą collision, to mes pažiūrėsim, spaudžiam show, simple collision, taip dėl to mes negalim prie jo prieiti. Tai lengviausias būdas, kaip sutvarkyti šitą collision, tai būtų surinkti collision ir remove collision, tada jisai ištrina visus collision. Tai lengviausias, čia pavažiavus į apačią, details, susirasti collision skiltį ir pasirinkus collision complexity, vietoj project default pakeisti į use complex collision as simple. Dabar mum automatiškai Unreal'as sukūrė collisionus būtent pagal šitą 3D modelį. Pliusas, tai žinoma greitis, nes aš dabar galiu iš karto ateiti į šitą žemėlapį, kur yra mano objektas ir matyti skirtumą. Ir tai yra paprasčiausia, kaip uždėti collisioną. Minusas yra tas, kad mūsų šitas 3D modelis, jis turi labai daug šitų vadinamų vertices, jis yra sudarytas iš labai daug skirtingų trikampių ir visi šitie trikampiai, jie kaip ir turėtų padaryti objektą aukštos kokybės, bet kadangi jis buvo sugeneruotas su AI, jisai vizualiai nėra aukštos kokybės, bet kadangi jis yra aukštos kokybės pagal šitus trikampius, jisai tiesiog labai stipriai apkraus mūsų žaidimą, tai jeigu tokių objektų būtų daugiau ir mes norėtume juos naudoti, tai reikėtų arba kuriant patį šitą modelį sumažinti vertices ir faces kiekį, arba pakeisti šitą collision complexity atgal į project defaults ir tada susikurti collisionus pačiam. Galima būtų bandyti pridėti 26 DOP collisioną, jis va sugeneruoja automatiškai, bet vėlgi tada tas mūsų collisionas gaunasi, kad mes prie namo neprieisim. Tai ką reikėtų daryti šiuo atveju? Reikėtų prisidėti atskirų visokių collisionų ir juos bandyti pritaikyti taip, kad mums tas collisionas būtų ten, kur mums reikia, ar ne? Pavyzdžiui, aš šiek tiek padidinau. Dabar aš galėsiu šiek tiek arčiau prieiti prie namo, bet pavyzdžiui, dar norint, kad čia būtų viskas gerai, reiktų pridėti dar vieną collisioną. Ir tokiu principu galėtume mes jų prisidėti ir daugiau. Bet pavyzdžiui, dabar atėjus į lygį, aš galiu pribėgti arčiau ir man collisionas yra tik tais ten, kur aš jį uždėjau. Tai kad lygį užpildyti iki galo, aš gal dar paieškosiu kokių nors trees, medžių. Šitas labai gražus modelis. Gal pastatykim, kaip veikia šalia. Taip, turime dar 2 objektus. Galbūt per daug mes jų neprisikelkim. Turim human. Ir turim medį. Taip, vėlgi mūsų medis reiktų pakeisti gizmo. Modeling, Xform, edit pivot. Taip, ant žemės, labai gerai.
Išsaugom ir gal iš karto susitvarkom ir šitą tada, kad jis būtų ant žemės. Edit pivot, vėl nusileidžiam iki pat čia, super. Taip, jis yra maždaug normalaus žmogaus dydžio. Čia va turime tą medį, galim pasididinti. Tada, kad duplikuoti objektą laikome Alt ir tempiame kurią nors pusę. Tai galim apstatyti šiek tiek. Na. Kaip matot, šviesa ir šešėliai generuojas automatiškai. Ir kaip matot, kai išdidinau medžius, pas juos atsirado šiek tiek tokie trūkumai, o galbūt ir privalumai, priklauso nuo požiūrio. Sekantis dalykas, ką mes padarysim ant žolės šitos tekstūros, mes pridėsim iš tikrųjų žolės ir ant šitos akmeninės tekstūros mes pridėsim kokiu nors tai akmenų. Tai vėlgi praėjo šiek tiek laiko, po paskutinio mūsų įrašinėjimo, šiek tiek susitvarkė Quixel Bridge ir pats Fab. Tai ką mes dabar padarysim, tai pradžiai nueisim, atsisiųsim keletą kažkokių tai žolių. Taip pasirenkam Weed, Get it on Fab. Spaudžiam čia Download ir bandom atsisiųsti galbūt Medium Quality. Nėra ant tiek patogu, kaip buvo anksčiau, bet skurkino aplanka bus mūsų Foliage. Taip pasirenkam šitus du. Spaudžiam Import. Tai turim keletą skirtingų žolių. Dabar kažką reiktų susirasti dar su akmenimis. Ir kad susirasti kokiu akmenų, gal čia tiesiog parašykim Rock. Tiesiog pasirinkim kurį nors, gal šitą sakykim. Pasirinkim vėlgi Medium kokybę. Susikurkim aplanką. Dandelion. Viską įsikelkim. Tada mes dar atsisiuntėm ar ne, įsikeliam. Import. Taip, susikurkim dar vieną atskirą aplanką, pavadinkim Nordic Forest Rock. Žinoma, tarpų būti negali. Iš vis Unreal'e tarpų taškelių geriau nenaudoti, nes būna labai daug visokių negerų dalykų. Taip, tai šitus dabar įsikeliam čia. Ir tam, kad šitus objektus galėtume matyti, kai atsirandame žemėlapyje, nes kol kas jų vis dar nėra, ką mums reikėtų padaryti, tai reikėtų keliauti į mūsų Landscape Material, kurį sukūrėme. Ir dabar mums bus reikalinga jungtis Landscape Grass Output. Tai šitas Landscape Grass Output, jisai turėtų turėti tokias pačias jungtis kaip ir mūsų Landscape Layer Blend, nes būtent pagal šitą pavadinimą jisai ir nuspręs, kur kokius objektus reikia sudėti. Pasirenkam šitą jungtį. Čia turim Grass, reikėtų pridėti dar vieną ir šitą pavadinkim Rock. Ir tada šito jungtį mes turim du skirtingus indeksus ir kiekvienam indeksui galim priskirti kažkokį tai žolės tipą. Kol kas mes šitų tipų neturim sukūrę, tai parodysiu, kaip tai galime padaryti. Taip, tai keliam Megascans, Foliage ir čia spaudžiam antrą pelės mygtuką, pasirenkam Foliage ir pasirenkam Landscape Grass Type. Tada čia galim pavadinti Landscape Grass Type, Dandelion. Tada atsidarome. Šitame Landscape Grass Type faile galime pridėti keletą skirtingų žolės tipų. Tai turime Dandelion Variant A. Tada turim Dandelion Variant B. Ir tada turim Dandelion Variant C. Taip, čia taip pat turim skirtingus pasirinkimus, galim keisti density, tai kiek daug tos žolės atsiranda, galime keisti dydį, kokio dydžio ta žolė yra, tai gal kol kas nieko per daug nekeisiu. Grįžtam atgal į mūsų Landscape Material, pasirenkam mūsų Landscape Grass jungtį. Ir čia, kur Grass Type, galime pasirinkti mūsų sukurtą žolės tipą. Dabar dar kol kas nieko neatsirado, todėl kad mums dar trūksta vienos jungties, kuri vadinasi Landscape Layer Sample. Ir šitą jungtį turime pavadinti lygiai taip pat, kaip yra pavadintas mūsų Landscape Layeris, tai rašome Grass. Ir taip pat sukuriame iškart galbūt dar vieną Landscape Layer Sample ir čia bus Rock. Irgi prijungiam.
Ir dabar, kaip matot, atsirado mūsų šitas foliage. Ir jeigu mes dabar paspausime play from here, mes matom, kad šita žalia yra atsiradus. Ir kaip matot, jinai atsiranda kažkokiu tai atstumu aplink veikėją. Ta atstumą mes galime keisti. Žinoma, kol kas mes dar nieko neturim ant akmenų. Tai vėlgi kartuojam tą patį. Antrą pilies mygtuką. Foliage, landscape grass type, LGT. Prieš tai padariau klaidą, kurią ištaisiau, kol jūs nematėt. Ir čia bus rock. Spaudžiam Ctrl Space, kad atsidaryti content drawer. Keliaujam į Megascans, Foliage, Nordic Rocks ir galime uždėti šitą akmenį. Tada dar grįžtam į Landscape Material ir čia būtinai pasirenkam Landscape Grass jungti ir čia pridedam mūsų ką tik sukurtą Landscape Grass type. Tai šiuo atveju akmenis. Spaudžiam Save. Na ir va, matom dabar, kad ant akmens layerio mums pridėjo labai daug akmenų. Tai tik noriu atkreipti dėmesį, kad kai tokiu būdu mes užpildom savo landscape layerį kažkokiu tai foliage, šitas foliage dažniausiai neturi collisionų. Tai prasme, matot, aš lakstau per jį kiaurai. Ir šitaip yra todėl, kad jeigu dabar visi šitie objektai turėtų savo atskirus collisionus, tai greičiausiai taip viskas sklandžiai neveiktų ir labai strikta. Tai vėlgi atkreipkite tai dėmesį ir pagal tai tos objektus pasirinkite. Jeigu netyčia kada nors pastebėsite, kad jums projektas šiek tiek tai stringa, tai galite pasikeisti grafikos nustatymus, kuriuos galite rasti čia po dešinę, kur yra settings, tada engine scalability settings ir čia tada galite pasirinkti, ar tai būtų žema kokybė, ar tai vidutinė, ar tai aukšta, ar tai epic, ar tai cinematic. Sekanti mūsų užduoties dalis bus sukurti mūsų veikėjui animaciją naudojant Cascadeur. Cascadeur programą galite atsisiųsti iš cascadeur.com. Čia yra keli skirtingi planai. Tai kad pasibandyti šitą programą yra nemokama versija. Su nemokama versija galite viską daryti, ką ir su mokama. Vienintelis esminis dalykas, kurio negalėsite padaryti, tai išsieksportuoti animacijos būtent tokiu formatu, kokiu jums reikėtų, kad jinai veiktų Unreal'e. Tai tie, kas norite tiesiog pasimokinti, pasipraktikuoti, nemokama versija yra kaip tik jums, o tie, kas norėtų kurti savo žaidimą ir jeigu nenorite mokamos versijos įsigyti, kviečiu parašyti man žinutę ir galbūt kažką susitarsim, prisijungsite prie mūsų komandos ir šitų įrankių galėsime pasidalinti. Asmeniškai aš jau esu atsisiuntęs nemokamą versiją, tai pradžiai parodysiu, kaip ta animacija iš tikrųjų susikuria, o paskui labai greitai per sekundę įsigysiu mokamą versiją, nes jinai mums yra reikalinga ir parodysiu, kaip veikia visas animacijos eksportavimas ir kaip veikia jos priskirimas būtent mūsų veikėjui Unreal Engine programoje. Taip, tai imu dabar telefoną ir keliauju nufilmuoti video ir kai grįžtu, tada šitą video panaudosim, kad sukurti animaciją. Video įsirašome, atsidarėme Cascadeur, spaudžiame iš karto New Scene, tada keliaujam į File, keliaujam Import, pasirenkam Reference Video ir čia jums reikės pasirinkti savo video, tai aš pasirinksiu, jau čia turiu įsisaugojęs, dabar šiek tiek jį reikėtų apkarpyti, kad būtų ta vieta, kurios mums reikia. Tai čia prasideda mano animacija, tai galbūt nuo čia ir mano animacija pasibaigia štai čia. Spaudžiam Import. Taip, čia prisidėjo mūsų video. Traukime atgal. Tada keliaujam vėl File, Import, pasirenkam Import Scene to Current ir čia pasirenkam savo tą vadinamą veikėją. Tai mūsų veikėjas šiai dienai yra World Settings. Jeigu, sakykime, čia pas jūs būtų none, galima pakeisti į Third Person Game Mode. Ir čia yra visi tie pagrindiniai blueprintai surašyti. Tai mums reikalingas yra Default Pawn. Ir mes turim šį. Jį, jeigu atsidarysime, čia mes matom, kad mes naudojame Many C. Jį taip pat galima pakeisti į Queen. Ir tada gaunasi čia taip pat Skeletal Mesh pakeisti į Queen. Ir tada turėtume moterišką veikėją. Tai mes galbūt pasiliksime su vyrišku tiek animacijos blueprintu, tiek pačiu Skeletal Mesh. Taip, tai čia pasirenkam UE5 Many. Pasirenkam, čia mums jį užkrauna ir tada mes pasirenkam šitą objektą, savo video. Keliaujame viršutinę įrankių juostą ir pasirenkam mocap. Šį pasirinkimą spaudžiam. Tada patikrins mūsų modelį. Taip, ką dar reikėtų padaryti, tai reikėtų susižiūrėti, kiek mes čia frame'ų turim šitam video, ar ne?
Tai yra daugiau nei 200. Taip, ir tas video pasibaigia čia. 250. Tai būtinai turim pasižymėti visą timeliną. Tada vėl pasirenkam video ir dabar renkame mocap. Vėl patikrins mūsų modelį. Taip, 251 framas, tai užtruks 6 minutės ir 21 sekundžių. Tai spaudžiu yes ir pasimatysim už 6 minučių. Mūsų animacija užsikrovė ir dabar galima pasižiūrėti, kas čia pas mus gavosi. Spaudžiam play. Taip, tai aišku, apšvietimas šiek tiek nėra idealus. Reikėtų šiek tiek galbūt labiau pasistengti su video, norint geresnių rezultatų, bet kadangi tai yra tik parodomasis video, tai labai nepykit. Galėsit pasimatyti patys, tai yra nemokama. Galima dar čia kažkiek jį koreguoti, jeigu norim, bet to galbūt dabar nedarysim, vis tiek ta animacija nėra ideali, tai tiesiog parodysiu, kaip ją mes galim dabar įsikelti. Taigi galų gale, man atrodo, pagaliau gal pavyko susimokėti už pro versiją, nes čia keletą kartų bandžiau. Kažkaip čia viskas sudėtingiau, negu įsivaizdavau ir negu apskritai, manau, turėtų būti. Na, bet bandykim, atsidarykim savo mokymo projektą. Viskas lyg ir veikia, aš dar prie to paties ir programą atsinaujinau. Ir dabar bandykim, einam File, Export, renkamės Export FBX DAE. Pasirenkam, kad būtų animacija ir spaudžiam Export. Many. Be tarpų geriau. Animation. Ir išsaugam. Dabar mes galime pabandyti ją įsikelti. Tai keliaukim į desktop. Įsikelkime čia animaciją. Pasirinkime Schematic skeletą ir pabandykime animaciją importuoti. Taip, ir šitaip atrodo mūsų animacija. Super, kaip ir veikia. Tai žinoma, čia galima būtų padaryti force root lock, kad jisai nejudėtų pirmin atgal. Enable root motion. Šitaip, va dabar jisai nejudės pirmin atgal. Tai dabar su šitą animaciją aš galiu padaryti labai daug skirtingų dalykų. Taip, turbūt paprasčiausias būtų ją tiesiog čia ištempti ir padėti. Ir aš dabar, jeigu čia atsirasiu, jinai čia jau kaip ir veikia. Taip pat turėčiau galėti šitą animaciją, jeigu aš labai greitai atsidarysiu savo šitą blueprint ir, tarkim, sukursiu eventą. Čia programavimo dalykai, tai galbūt labai nesileisiu, tai tiesiog trumpai kaip visą tai veikia. Tai kiekvienas funkcionalumas prasideda nuo kažkokio tai evento, tai tą eventą galima susikurti pačiam. Tai kaip tai atrodo, spaudžiam antrą pelės mygtuką, rašom custom event ir spaudžiam add custom event. Čia jau kaip yra susikuria tas eventas ir tai reikėtų jį pavadinti. Tai labai geras įprotis yra pavadinti eventus pagal tai, kurioje struktūroje jie veikia. Tai kitaip sakant, ar ant serverio, ar ant kliento, ar tai yra ant abiejų, kai taip sakant, multicast. Tai šiuo atveju mes tai darysim tiesiog ant kliento. Tai galim tiesiog rašyti CL for client ir play animation. Traukiam į šoną ir rašom play animation. Tai pasirenkam. Čia iškart mums parinko mūsų veikėjo skeletal meshą, ant kurio gros animacija. Ir čia galime pasirinkti many animation. Taip, ir dabar mes turim šitą eventą, kuris pakvies šitą animaciją. Tai tam, kad jinai sugrotų, mums reikėtų paspausti kažkokį mygtuką. Tai spaudžiame antrą pelės ir rašom key. Ir tada pasirenkam bet kurį ir čia po dešinę galim paspausti ant šito klaviatūros ženklo ir paspausti kažkokį tai mygtuką, kuris norim, kad pakviestų animaciją. Tai aš paspausiu F. Taip, ir dabar tada nuo šito mygtuko paspaudimo mes norim pakviesti šitą animacijos eventą. Tai tempiam nuo pressed ir rašom CL play animation. Ir dabar paspaudus F raidę mūsų veikėjas turėtų atkartoti mūsų animaciją. Taip, mūsų animacija veikia. Tai kitas įrankis, ką dar norėčiau parodyti, yra 11 Labs. Tas įrankis yra skirtas voiceoveriams įvairiems. Ką turiu omeny, tai jeigu nueisim į 11 Labs Voice, keliaujam į Text to Speech ir čia galim parašyti kažkokį tai tekstą. Hello, my name is Manny. It is an absolute pleasure meeting you.
Taip, dabar spaudžiam Generate Speech. Hello, my name is Manny. It is an absolute pleasure meeting you. Taip, galim tada paspausti Download. Atsisiuntėm, galim įsikelti į Unreal'ą. Viskas turėtų būti sąlyginai paprasta, tai tiesiog įsimesiu čia. Taip, ir dabar norint, sakykime, groti šitą garsą, ką reikėtų padaryti, vėl galim atsidaryti tą patį, vėl galim sukurti eventą, custom event, ir čia būtų vėlgi client, nes ant kliento, nes šitas žaidimas nėra multiplayer, šiaip galėtume tiesiog nieko nerašyti, bet yra gera praktika suskirstyti visus šitus eventus, nes kai būna daug funkcijų, daug eventų ir jeigu būna pavadinimai panašus, paskui labai lengva pasimesti. Tai, pavyzdžiui, jeigu sukuriam funkciją, tai visada rekomenduoju priekyje parašyti F raidę ir apačioje brūkšnį padėti ir tada pavadinti tą funkciją. O jeigu kuriate eventus, tai galima rašyti arba MC apačioje brūkšnys, tai for multicast, tai dažniausiai multicast eventus naudojam multiplayer žaidimuose, kai kviečiame vaizdo arba garso eventą, kitaip tariant, kviečiame eventą, kurį turi matyti arba girdėti visi žaidėjai vienu metu. Taip, tai kadangi čia tik tais kliento, tai CL Play Sound. Ir čia šiaip kol kas nesusidūriau su didelėm problemom dėl tarpelių. Esminis momentas yra failų pavadinimuose, todėl matot, kad čia pas mane yra tarpeliai, nes tiesiog jos paskui čia būna lengviau šiek tiek skaityti. Ir dabar darysime Play Sound. Galima pasirinkti iš keletos skirtingų, galima arba tiesiog 2 dimensijų erdvėj groti, tai tiesiog gros per ausines paprastai, kur be būtų žmogus, arba galėtume groti tą garsą kažkokioj tai būtent vietoj, tai jeigu paspaustume 2D, tai tiesiog pasirinktume garsą, 11 Labs būtų šitas, arba jeigu pasirinktume kitą, Play Sound, kuris buvo kažkokioje vietoje, čia mums atsiranda papildoma jungtis, kurią reikėtų prijungti ir tada būtent toj vietoj tas garsas ir grotų. Tai pavyzdžiui, galėčiau paimti šitą savo skeletal mesh veikėją, nutempti nuo jo į šoną ir parašyti get location, ir tada pasirinkti get world location ir čia pajungti ir jis lygiai taip pat grotų. Tai kol kas gal palikim šitą tik tais. Ir būtinai šitą eventą turėtume pakviesti prie F raidės taip pat, jeigu norim, kad grotų muzika, tai CL Play Sound. Na ir dabar paspaudus F raidę, mūsų veikėjas turėtų ne tik kad mojuoti ir groti tą animaciją, bet kartu ir sakyti kažkokį garsą. Atsiraskime čia, mums šitas mojuoja, paspaudžiame F raidę. Hello, my name is Manny. It is an absolute pleasure meeting you. Tai va, šitaip veikia Cascader ir 11 Labs. Jos sujungus kartu galima iškart pradėti kažkokią tai interaktyvią istoriją. Na, o jeigu norėtume daugiau realistiškumo, tai apsilankykit Unreal Marketplace ir tenais yra daug visokių assetų, kurie jums gali padėti tą istoriją sukurti, kad viskas būtų daug labiau struktūrizuota. Vienas iš tokių assetų yra Narrative, nežinau ar kažkas jau matėte. Jeigu tai nėra pirmasis mūsų video, kurį tu matai, tai greičiausiai matei tą assetą, nes Narrative assetą naudojame mūsų kuriamuose žaidimuose, kad pasakoti istorijas. Ir paskutinis įrankis, kurį mes šiandien naudosime, tai jis vadinasi Suno ir mes jį naudosime muzikai kurti. Tai naudodami šį įrankį galite pasirinkti, ar norite dainos, kad būtų su melodija, ar be. Ar čia tiesiog galima parašyti kažką panašaus, kaip rašote į ChatGPT. Na, o jeigu ieškot kažkokių labiau ambience garsų, kur, sakykime, kaip kažkas tai čiulba paukšteliai, kažkoks vėjas, dar kažkas, tada rekomenduočiau puslapį, kuris vadinasi pixabay.com. Čia tada galima keliauti į Sound Effects, čia galima parašyti ambience ir tada va čia va turit visokių garsų, kuriuos galite susimiksinti per tą patį Unreal'ą, ar groti atskirai, ar groti kartu, na čia jau viskas priklauso nuo jūsų. Tai kas liečia Unreal Engine, galbūt šiam kartui tiek, jeigu turit kažkokių klausimų, lauksiu jūsų žinučių. Jeigu šis video patiko, kviečiu peržiūrėti ir kitus 3, kurie yra šiame kurse, kuriuose papasakosiu apie tokius dalykus kaip marketingas, kaip efektyviai sukurti auditoriją savo produktui ir kaip rasti tuos pirmosius klientus savo produktui. Tai paskutinis dalykas, ką dar norėčiau parodyti tiems, kas pažiūrėjo šitą video iki galo ir kurie labai rimtai svarsto apie kažkokio tai produkto kūrimą, nebūtinai su Unreal Engine, bet apskritai, ar ne tik produkto kūrimą, apskritai kažkokį idėjos vystymą, tai šitas įrankis yra pavadinimu Asana ir jis yra skirtas projektams valdyti. Kitaip tariant,
mes galime susikurti kažkokias tai užduotis, kuriuose galime susikurti kitas užduotis, galime susidėti datas, jeigu dirbame keliese, galima priskirti užduotis tam tikriem žmonėm. Tai šiam kartui tiek. Mano nuomonė, Unreal Engine yra labai galingas įrankis, leidžiantis kurti ne tik žaidimus, bet apskritai įvairias vizualizacijas. Ir apjungus Unreal Engine su kitais AI įrankiais kaip Cascadeur, Eleven Labs ar tai Meshi, galima kurti reklamas, įvairias vizualizacijas ir manau netgi būtų galima sukurti ir filmą. Jeigu visą tai, ką matei šiame video, tau yra įdomu ir norėtum išmokti šiomis programomis naudotis, kviečiu tave prisijungti prie mūsų bendruomenės. Nuorodas, kur mus gali rasti, paliksiu video aprašyme, o mūsų bendruomenėje galėsi kartu su mumis mokintis naudoti tiek Unreal Engine, tiek kitas aktualias programas. Galėsi gauti personalizuotas asmeninės užduotis, ar tai asmeninį mentorių palaikymą, na ir žinoma pasidalinti savo progresu su kitais bendruomenės nariais. Na, o jeigu dar svarstai, ar tai yra tau, kaip ir minėjau, visos šitos programos, jos turi nemokamas versijas, tai gali tikrai pasibandyti ir be mūsų pagalbos. Ir jeigu visgi prieisi prie tokio momento, kad tau tos mokamos versijos prireiks, tai galbūt pataupyk savo pinigus, prisijung prie mūsų komandos ir kurkime žaidimus kartu. Mano vardas Edgaras ir iki pasimatymo.